5 metus dirbdamas Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Estijoje turėjau puikias galimybės pažinti šios tautos kultūrą, tradicijas ir žinoma gyvenimo būdą. Daug kas priklauso nuo valdžios. Ir kokia valdžia Estijoje bebūtų, ji daugiau orientuojasi į šiaurietišką gerovės valstybės modelį, tai yra didelį dėmesį skiria žmonėms, socialiniams problemams. Deja, tenka pripažinti, kad estai gyvena geriau negu mes ir aplenkė mus pastaraisiais 4 metais, kai valdė konservatoriai. Su statistika neįmanoma pasiginčyti. Jeigu 30% didesnė vidutinė pensija ir vidutinis atlyginimas Estijoje negu Lietuvoje, tai suprantama, kad materialiai estai gyvena geriau. Bet to ir kainų skirtumas nėra toks didelis, o jie, man susidarė įspūdis, racionaliau panaudoja pinigus. Aš manau, kad reikėtų kelti klausimą, kodėl estai gyvena geriau. Lietuviai nėra nei mažiau išsilavinę, nei mažiau gabūs negu estai, nei mažiau darbštus. Atvirkščiai, mes dirbame daugiau, o uždirbame mažiau. Kodėl taip yra? Aš tai dirbdamas ambasadoriumi Estijoje analizavau, žiūrėjau, kaip yra tvarkoma ta valstybė ir įsitikinau, kad estai gyvena geriau dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, labiau pasitiki savimi, o antra, geriau tvarko savo valstybę. Sugrįžęs į Lietuvą, dalyvauju Seimo rinkimuose ir tikiuosi po rinkimų panaudoti tą patyrimą, kaip reikia tvarkyti valstybę. Ir Estijoje buvo tokia pati krizė, tačiau ten mokesčiai nebuvo keičiami naktimis. Estijos parlamentas įstatymus keitė dieną ir nesinaudojo buldozeriniu principu, o ieškojo sutarimo. Taip pat, jeigu dabar pažiūrėtume į statistiką, Estijoje mokesčių tarifai mažesni, o per biudžetą perskirstoma didesnė BVP dalis. Tai reiškia arba geriau surenkami mokesčiai, arba mažesnė šešėlinė ekonomika. Aš galvoju, kad ir viena, ir kita. Kad Estijos mokesčių sistema yra parankesnė, patogesnė verslui, rodo didelių kampanijų iš Lietuvos persiregistravimas Estijoje. Krizės metu nemažai naujų Lietuvos kampanijų pradėjo verslą būtent Estijoje. Aš manau, kad mes irgi Lietuvoje galėtume pritaikyti šią jų patirtį, kad būtų sudaromos mokesčių lengvatos startuojant verslui, kad būtų neapmokestinamas investuojamas pelnas, nes šiandien išeinant iš krizės yra svarbiausia sudaryti sąlygas verslo gamybos vystymuisi, taip pat investicijoms. Kitas klausimas, kuris, sakyčiau, glumina mūsų politikus, tai estų sprendimas dėl nemokamo aukštojo mokslo. Aš manau, kad ir mes, kaip estai, turėtume galvoti, kad maža tauta turi sudaryti sąlygas visiems talentams, visiems gabiems žmonėms atsiskleisti. Todėl estai priėmė sprendimą, kiekvienas jaunuolis gali vieną aukštojo mokslo specialybę iki magistro baigti nemokamai. Socialdemokratų partija savo programoje taip pat yra numačiusi, kaip reikėtų taisyti dabar vykdytos aukštojo mokslo reformos klaidas. Žinoma, didžiausia problema Lietuvos tai tragiška pastarųjų 3 metų emigracija ir išvyko daugiausiai jaunimas. Aš manau, kad nemokamas aukštasis mokslas taip pat pristabdytų šiuos procesus.